Iš Nycių kaimo gyventojų verslininkų Šunėnų šeimos kilęs ir dabar būtent Kupiškio mieste toliau gyvenantis jaunas vyriškis Raigardas Šunėnas su savo žmona Vilija ir mažamečiu sūneliu Nojumi per vykstančią joninių šventę priemiestyje prie pat Kupiškio piliakalnio irgi buvo atėję čionai pasidairyti ir pasilinksminti. O šalia jų trijų šurmuliavo tą saulėtą vasaros vakarą ir visa gausi čia irgi susirinkusiųjų gyventojų minė. Kiek pasėdėjus priekyje ant medinių suolų ir paklausius priekyje stovinčioje lauko scenoje skambančių dainų, Raigardas netrukus paliko žmoną su sūneliu čia sėdėti ir vienas patraukė atgal, link stovinčių prekybininkų būdelių su parduodamomis prekėmis, dar kiek į jas pasidairyti. Ir būtent tada jam netikėtai kai kas krito į akį. Vyras pastebėjo už vienos tų būdelių pasislėpusi stovint jau pažįstamą veidą, liūdnai pagarsėjusi miesto chuliganą Redą Kernavį, kuris stovėjo priešais jaunutę, galbūt dar nepilnametę merginą ir ją vis įkalbinėjo kažką jam daryti, gestikuliuodamas rankomis kalbėjo. Susidomėjęs Raigardas tylomis prislinko kiek artyn ir užlindęs už automobilio, bandė paklausyti, apie ką jie ten kalbasi. Ir pavyko nugirsti kai ką, Redas paneliai vis minėjo, kad jam dabar to labai reikia, kad jis neva nuo kovo moters vaginos nėra lietęs ir prašė, kad jis sutiktų paėjėti su juo drauge, mainais už kažkokią ten pudrą. Rankose jis laikė mažą maišelį su baltais milteliais jame, vis kartojo, kad pinigų susimokėti jis dabar neturintis, tad ir norinti jai mainais atsilyginti dozę, nes ta atseit vis tiek jau yra visiems duodanti ir nuo pudros priklausoma. Galiausiai ta su trumpučiu sijonėliu mergina nusileido, linktelėjo sutikdama ir su Redu kartu greitai dingo gretimame miškelyje, už medžių, o Raigardas susidomėjęs irgi iš tolo nuslinko iš paskos. Pro medžių tankmetę spėjo pamatyti tik tai, kad tolumoje jiedu kažkuo dviese užsiminėja, mergina klūpėjo prie akmens, o Redas buvo jai už nugaros. Supratęs, kad vyksta kažkas negero, Šunėnų sūnus tuoj apsisuko ir greitomis nulėkė ieškoti čia esančių policininkų, bet arti jų nei vieno nesutiko, o kai grįžo atgal į mišką, bet ten jau neberado nei Redo, nei panelės. 2026 m. birželio 23 diena.